Labas rytas, Karoli. Labas rytas. Kodėl piešia? Patinka man paišyti. Galvoju, kad duos lipdukus, bet nedavė, ne? Niekas neparašyta, niekas. Nieks neruošta. Ta kart davė, dabar nedavė, tai jau gaminamės patys. Čia murmė. Ruošiamės. Eits teisminė komisija, techą praeit. Man buvo iškritus galinė lempa. Tai dabar kažkokį kinėtį užsidėjom. Kažką susijungėm. Naujas vairas, nes senas lanksčiau. Tai bus smagu važiuoti. Kaip tau žygi? Pasiruošimas, rytas. Pasiruošimas gerai. Rytas kaip naujoko atvažiavęs sužinai dalykų. Kad kažkas negerai, ne? Kad kažkas negerai, kažko neturėjome. Kur pats turėjai žinoti, kaip vaizdugi? Kaip sakant, nu ką, gyveni ir mokaisi. Kol kas noro nenumušė. Ką? Kažkas pakliuvo pasimatuoti technikinę garsą per daug. Tai va, techas praeitas. Viskas. Nu, tai gardė. Žiūrėjom trasą. Kaip tau? Šoksi šuolis? Tai biški kažkiek reikia pakilti. Tai reikia, ne per mažai ir ne per daug. Pauliakas tai prieš Kristus 0701. Padangos, rastukai, dar toliau padangų, greičio ruožas. Karli, kaip nuotaika? Gazą tiesiai ir pradurs. Praeisi visur, ne? Žygis va, tikrina ar padanga kieta. Oho, taip važiuosi, gerai. Baisu kažkaip tai nematyta trasa, nevažiuota, tai nežinai ką tikėtis. Ir rūklai, ką tai žinai jau. Viskas, čia tai... Konkurentai. Dopingą. Viktorija padarė. Stiprinamės. Ką mantis? Pasiruošęs? Jo, pasiruošęs kaip visada. Ką, čempionas? Koks čempionas? Tai gal ir čempionas. Tik paprastas mirtingasis. Paprastas žemės akmenėlis. Marija žemė šitą. Kokia šiandien taktika? Taktika, nežinau, nenusirašyt gal. Turi kažkokių tikslų? Nenusirašyt tik Kiek pas mane dalyvių? Nežinai? 2-3 gal? Nu tai top 10 norėčiau. Top 10, ne? Okei. Labai būt gerai. Ką, vis tiek važiuojam smagumai, nelaikas esmiai. Batai taip užsiveržė. Čia pagriuvimą viškai užsilenkia. Kažkuris mašytas. Kreivas. Labai. 10 labai gerai būtų čia. Mes šiaip šiandien labai toks užsidegimų, taip, ne? Važiuoju. Jo, nemažai. Kaip tik apsmegojus kažkas. Nenuotaika. Murmė. Murmė. Gerai. Nepatenkintas visas. 30 eurų už licenziją na kartinį, kas čia per tvarką? Pas mane tik po 20. Paskui 30. Vien tik po 20 visi turi. Iš karto greičio ruožas, ant šalto motoro. Vytautas Bučas labai protingai daro, apšilda motociklą, kad nevažiuot šaltų motorų ir dar pasitreniruoja. Kai užaugsiu, būsiu džipas, yra posakis, tai kai užaugsiu, būsiu Bučas. Gavau laikos, užsikliavau čia. O čia kaip kiti startuoja, kad nebūtina stovėti prieš tų vėliavėlių, o gali tiesiog į jas įvažiuoti, kas jau reiškia geresnis greitis, laikas geresnis. Čia toks kaip cheat codas, bet ne cheat codas. Šį kartą ant motociklo yra uždėtas responderis, kuris automatiškai matuoja laiką, kai tik įvažiuojam į trasą. Na ką, kaip prieš tai matyt video, buvau suvartęs motociklą, slanksčiau aš vairą. Tai buvo kaip tik puikiai progai pasikeis rankenėlės, nusiėmiau tas apsaugėlis, kad man daugiau nebestryktų ir užsidėjau naujus Odi gripsus. Bet tuo pačiu pastebėjau, kad man kažkaip stiringa gazas, aš nesupratau. Ar čia rankenėlė tokia keista ar kas? Ir bam, aš negalėjau valdyti motociklą normaliai.
Pradžiai nesupratau, kas čia yra. Ta rankinėlė atrodo tokia kaip guminė. Jinai ne tai, kad neatšoka, bet atrodo labai keista stora. Mintyse truputį keikiau pardavėją, ką jis čia man pardavė. Na, bet jau nebėra kas man daryti, aš esu greičio ruože, reikia važiuoti. Vėl man tas gazas čia užstrigo. Aš bandžiau ranką atleisti, bet gazas vis tiek laikėsi. Aš turėjau greit priimti sprendimą. Ar sukt, ar ką daryti. Pasirinkau tiesiai važiuoti. Tai žiauriai laimingai išskridau iš trasos ir vėl grįžau. Čia tik pati pradžia. Net nėra jokių pravažiavimų, nieko. Iškart greičio ruožo. Matau jau ant kalnų lipa varžovai, kurie startavo už manęs, bet matau ir priekį mano portininkas, ne per toliausiai nuvažiavęs. Tai kaip ir visai okei. Nėra tai blogai. Na, čia jau jaučiu, kad galiu pasistengęs ir pasivyti priešininką. Minusas, kad nemoku šuolių. Tikrai prarandu nemažai laiko. Iš oro kažkaip tai paslydo. Kažkas negerai su priekiniais stabdžiais, jie man kažkaip kerta. Nesuprantu, kas vyksta. Po to dašylo, kad priekinė rankinėlė buvo užsilenkus, kai grįbau. Jie tikriausiai pastrigo. Bet dabar aš nesuprantu, kas čia negerai. Gal priekinis stupartas man kilynė ar kažkas tai. Nesuprantu. Važiuot, vidinu, važiuot. Nėra kas daryti. Reikia važiuoti. Gerai, kad finišas buvo netoliese, už kelių posūkių. Nes man jau nebepatinka, kas čia vyksta. Pasistumkit, kad nebūtų po to skundų. Aha, ai čia sužymėt. Duokit teisėjai, tuoj paimsiu. Tai čia nematuojat laiko? Ne. Matuojam tik tais ten, kur prie starto buvo. Kur geltonos? Jo, kur geltonos vėliavos. Kaip ir minėjo teisėjas, pravažiavimuose laikas neskaičiuojamas. Tik yra skirtas laikas, iki kada aš turiu pasiekti kitą punktą. Bet to laiko yra nemažai, tai nebūtų neskubėti. Tai pirmajame greičio ruože likau 19 iš 20, tai ne visai paskutinis. Nuo lyderio Rimo Zavistausko atsilikau 2 minutėm 31 sekundę, o paskutinį sugebėjo aplenkti ant 17 sekundžių. Nežinau, kaip jam turėjo nesisekti pirmą ruožą.
Ta trasos dalis jau yra man pažįstama. Važiavau čia cross country. Tai kažkiek tas posūkius prisiminiau ir buvo drąsiau važiuoti. Na, galbūt truputį ir per drąsu važiuoti taip. Ką, matau šauktukus, kas įspėja apie kliūtį. Dar buvau pasižiūrėjęs praeitų metų enduro video, kaip čia važiuoja žmonės ir jau buvo įsitaškiusi ant šitų medžių. Ramiai prašoku ir toliau gazuoju. Enduro trasa ne visai tokia kaip cross country, truputį yra va tokių išsakymų. Na, kad būtų įdomiau. Pati trasa man yra viena gal iš smagiausių. Ji yra greita, gruntas geras. Gerai, kad trasa yra plati, nesunku apsilenkti. Tiksliai nepamenu, kiek kilometrų yra greičio ruožai, bet antras greičio ruožas yra ilgesnis. Kiek matau, pagal rezultatas vidutiniškai 1,5 minutės. Gan lengvai įveikiu šitas sudėtas rastas. Ir jaučiu, kad netoliese yra finišas. Na, kai vaikščiau, tikrai atrodė baisiai šitas padangos. Privažiavęs kažkaip lengvai viskas. Daug lengviau, žinau, su motociklu negu kažko. Na ką, pirmas ratas baigtas ir laukia dar 3 ratai. Iš viso gaunasi 8 greičio ruožai. Labai patogiai arti mašina palikta. Matau, kad dar nemažai yra laiko iki mano antro rato starto, tai galiu pailsėti. Nu, šitas ratas gerai. Ne, perspaudžiu, normaliai. Atrodo, dar kai kur galėčiau, bet gal nereikia. Tai va, jas rastas gerai pravažiavau. Viską galvojau, rankos išpumpintas bus, bet normaliai. Liuks. Aš tai ramiai neskubu, nešoku per tramplinus. Nu, aš tai taip varau kaip per pamokas, kaip nuolis mokė. Žodžiu, čia varykai visur beveik. Normaliai. Ten, kai matysi, žmogus bus pakilėtas, nu, su vėliavėlį, ten bus tokie smėlio ruožai, tai antrų bėgiukų junka ir taip neskubam pravažiuokai. Užtas. Na, šį kartą viskas sėkmingai, važiuoju stabiliai, negriūnu. Gazą rankinėlė neatšoka gerai, bet kažkaip jau pripratau. Aplink ir geresnis raideris, bet aš nesijaudinu. Aš tikrai tiek nešaukiu, kiek jis, tegul važiuoja. Gerai sekėsi, negriuvau. Taip. Čia aš nesupratau, kodėl buvo iškarta vėliavėlė. Jis turėjo minį, kad pasukčiau čia į kairę. Bet aš galvojau, reikia važiuoti atsargiau, kažkas čia sugriuvęs yra. O ten nieko.
Matau, kaip toliau važiuoja Žygis pravažiavime. Jie važiuoja kitoje klasėje su Karliu, nacionaliniai klasėje. Gan ilgą laiką priekyje buvo dulkių ir žinau, kad kažką vėjuosi, pagaliau kaip ir sivijau. Dabar nežinau, ar pavyks man aplenkti ar ne. Na, puikiai proga, jie truputį prisistabdė ir aš dėjau gazu. Man svarbiausia tokiais momentais nepersistengt, neperspaust, ką aš mėgstu padaryti, perspaust. Bet sėkmingai viskas įveikta. Antras ratas baigtas. Matau, Rokas su Mončiu tuoj pradės. Bet gazo trosas man biški neatšoka normaliai, tai dar bandysiu sutepti. Gal kažką padės. Tai aišku, pamečiau, galvutę pamečiau. Gerai, viskas negali. O. Tikšt, o. Bet. Kodėl aš padariau tai tik tais antrą ratą. Iškart po pirmą reikėjo. Durnelis. Ir vėl eilinį kartą nepasitikrinau. Mosokint prieš varžybas. Kažką naujo įsidedi, reikia pasitikrinti, pravažiuoti. Negalima taip. Na, čia kas žino, tas žino. Truputį palaukiu, kol pravažiuos kiti, kad nedasivyčiau. Ir gazuoju. Sėkmingai užbaigiu trečią ratą, esu kažkur per vidurį. Блин, вари! Iškart kaltina. Iškart kaltina. Eik to, na. Aš irgi tai bandžiau 100 jo, nusijobinau. Nugriuvau. Važiuoju per aukštų bėgį, ko pasipėję užgesau.
Na, 4 rate tikrai jaučiasi nuovargis, atsiranda klaidų, bet svarbiausia, kad jos nedidelės. Na ir po 3 ratų tikrai įsimini trasą, jau žinai posūkiukus, kur važiuot, kur geriau, ką rinktis, provėžos išmuštos. Tik viena bėda – nuovargis. Na, kai kur tikrai įsijauti. Šitose varžybose man patiko pravažiavimai, jie nebuvo ilgi ir tikrai nesunkus, nebuvo vietų, kur striksi, nieko. Labai paprasti, bet užtat buvo daug greičio ruožų. Tai užbėgsiu truputį įvykiams už akių. Sėkmingai užbaigiau ir 4 ratą. Tai overall esu 9 iš 20. Nuo lyderio atsilikau 5,5 minutės. Tai iš tikrųjų gan nemažas laikas. Bet bendrai paėmus su visais savo nutikimais esu rezultatu ganėtinai patenkintas. O mano draugai Rokas Kadukis ir Mantvydas Butenis 12 ir 13. Irgi geras rezultatas. Džiaugiuosi. Na, nacionaliniai klasėje Karis užėmė 8 vietą, o Žygimantas 10 iš 13. Labiausiai iš draugų pasisekė Pauliui Bagdonui, į softų klasėje užėmė 1 vietą. Na ir sutiko, ko aš labiausiai bijojau, kažkas mano trajektorijoje nugriuvo, bet nieko tokio. Rokas ir Mantis sveikinasi finišu. Mums liko dar va. Gerai, paskutinis ruožas geras, ką? Skraidyt. Jo. Nepamirškit galvot. Va čia privažiuoti, kad pasižymėtų. Ai, lapuką. Jo, lapuko reikės. Čia va šitie va čia važiuoja. Taip, ką primušu. Ir dabar visi uždaro parką. Čia aš jau pasiėm. Papa. Mantis. Varyk, varyk. Kaip su traktorium. Na, žygis ramiau jau. O Karlis nenugriuvo. Nerimantas Jucius. Wow. Gerai. Ar tik nebūčas pareina su dvitaktį? Wow. Gražiai. Ir pirmoji Paulius Bagdonas.
Pauliau, ar netikėtai pirma vieta? Užtarnauta? Gerai. Dar lipsi, Karli, ant podiumo kai kada? Ne, tik kažkada, tai dirbam ties to klausimą. Bet patiko šiandien varžybos? Aišku, patirties pasisemta, patabalėjam tikrai. Patirtis visai gerai. Taip. Iki kitų enduro. Iki.